Aleliuja. Šiandieną pasidalinsiu žodžiu, kuris mano širdyje gyvena. Labai mėgstu žodį praktiška ir dalintis tuo žodžiu, kuo pati gyvenu, ką pati praeinu. Aleliuja. Šiandieną su sese kalbėjom apie super maistą. Ar žinote kūnui, koks yra super maistas? Yra geras maistas ir yra, išgirdau, super maistas. Ir sakau sesiai, tai koks tas super maistas? Sako, įeina šilauogės, mėlynės, brokoliai. Čia skaito, nežinau, ten, vitaminų bombom. Žodžiu, tai yra kūnas, bet šiandieną noriu pakalbėti apie tokį super maistą, velnio maistą. Dar ir tokių yra, jūs įsivaizduojat, kaip būna. Aš irgi negalvojau, bet papasakosiu tokią istoriją. Esu pasakojusi, tai vyko maždaug prieš gerus metus. Ir į mūsų bažnyčią buvo atėjęs toks žmogus, žinot, ir jis bendravo su kitu žmogumi, o tas kitas žmogus, tokių visokių ten niuansų, negerų dalykų buvo prisidaręs. Ir aš galvoju, kaip tam žmogui papasakoti apie tą žmogų, kad jis žinotų ir nenukentėtų nuo jo. Vat koks jis yra, kaip čia man taip gražiau, žinot, siurbiausi namie, taip siurbiu ir mąstau, kaip čia man, tam žmogui taip, su meile, kad neįsižeistų, bet, taip tą tiesą pasakyti, žinot, tokio alaus krikščionio. Ir žinot ką, aš išgirdau tokius žodžius: nemaitink velnio. Ir aš taip aiškiai supratau, tai yra apkalbos. Ir žinot, kas kart, kai apkalbu kitą žmogų, maitinu velnę. Apkalbos tai yra velnio maistas, kuriuo jis maitinasi. Biški, pasakykit, Dalia, myliu tave. Kalbu Dievo žodį, sakiau šiandien per pamokslą, 2 kartus sakysiu, kad pasakytumėt, kad mylit mane. Taigi, atsiverčiam pradžios 3 skyrių. Žinom tą visą istoriją, kai krito žmogus, ar ne? Ir 14 eilutė, 3 skyrius, 14 eilutė. Tada viešpats Dievas tarė gyvatei: kadangi taip padarėjai, esi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu slinksi pilvu ir dulkes ėsi per visą savo gyvenimą. Gyvatė tai yra velnio įvaizdis. Žmogus buvo iš ko padarytas? Iš žemės, iš dulkių. Tai gaunasi taip, kad viešpats pasakė, jog gyvatė maitinsis iš to, kas yra kūniška, kas yra žmogiška, žemiška. Velnias maitinasi kūniškais darbais: pavydu, netyrumu, priešiškumu, nesantaika, piktumu, vaidais, nesutarimais, susiskaldimais, apkalbomis. Visa tai yra kūno darbai. Ir pasaulis tuo gyvena. Jiem yra įprasta. Pasaulis gyvena tame. Ir mes anksčiau taip pat, ar ne, gyvenome ir elgiamės ir buvo, atrodo, normalu. Bet Dievo žodis sako, kad nors ir gyvenam pasaulį, bet jau mes nebe iš šito pasaulio. Ir mūsų mąstymą viešpats pakeitė.
Ir mūsų darbai pasikeitė, mūsų požiūris pasikeitė. Ir Viešpats mus pašaukė gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Gyvenimą meilėje, džiaugsme, kantrybėje, dorybėje, tai Dievo maistas. Aleliuja! Kai mes maitinamės tais dalykais, tai kyla visa šlovė Viešpačiui. Dorybėje jis pašaukia mus, gerume, ramume, tarnystėje, brolyjoje, švelnume, vienybėje. Ir žinot, mąsčiau apie Jėzų. Jėzus buvo, žinot, tas žmogus, kuris nekalbėdavo už akių. Jis kalbėdavo tiesiai. Atėjo fariziejai, ne? Jėzus tiesiai šviesiai jiems, kad jie pasikeistų, kad jie patikrintų savo širdis. Jis kalbėjo aiškiai, suprantamai, jo žodžiai turėjo tikslą ir prasmę. Ne šiaip belia ką, žinot, bla 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 ten. Jėzus žinojo, kad jo žodžiai įtakoja kitą žmogų. Todėl visada kalbėjo tai, kas duoda susimastyti, kviečia atgailai, kas statydina. Amen? Luko 6. Atsiverskim visi. Kaip gražiai, Luko 6. Atsiverskim visi. Taip. Luko 6. Jėzaus žodžius paskaitysim. Nuo 43 eilutės. Nėra gero medžio, kuris duotų blogus vaisius. Ir nėra blogo, kuris duotų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Nuo erškėčių niekas nerenka figų, o nuo gervuogių krūmo neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko perteikusi širdis. Kodėl vadinate mane viešpate, viešpate, o nedarote, ką sakau? Ir žinot, šioje vietoje kalbama, jog žmogus yra kaip medis. Nėra to gero medžio, ar ne? Ir duodančio blogus vaisius. Ir nėra blogo medžio, duodančius gerus vaisius. Pavyzdžiui, spygliuotis medis ar gali užauginti obuolius? Nu niekaip. Jis moka tik durti, ne? Nu dar kvepėti. Pavasarį kaip tuos pumpurėlius skleidžia, ne? Obels medis ar gali duoti konkorėžius? Nu, obels skanaujama, tai yra geras medis. Jeigu dar apgenėjus jį, pas mane sode vienas yra toks, aš nesuprantu, jau 5 metai eina, nu jau tikrai turbūt dabar, jeigu jis jau neduos, man gerų obuolių, tikrai jau pjausiu žemėn. Tokie obuoliai kaip pašalę būna, nežinau, kas čia per rūšis, arba jisai sergantis kažkuo, bet matot, kokie vaisiai. Ir žinot, Viešpats irgi kantrus. Laukia, aš irgi dar kantri, laukiu. Nežinau, gal tai bus paskutiniai jo metai. Taigi panašiai ir žmonės. Geri žmonės elgiasi gerai, nes jų viduje daug gero. O blogas žmogus iškelia iš savo širdies tai, kas bloga. Todėl ir jo veiksmai, ir žodžiai tokie. Ir Senam testamente iš hebrajų kalbos išverstas žodis liežuvautojas yra apibūdinamas kaip žmogus, kuris atskleidžia paslaptis, kuris visur eidamas apkalba ir liežuvauja. Liežuvautojas yra žmogus, kuris žino privilegijuotą informaciją apie žmonės ir kuris atskleidžia tą informaciją kitiems žmonėms, kurie neturėtų jo žinoti. Apkalbos skiriasi nuo informacijos pasidalinimo savo ketinimu. Liežuvautojų tikslas yra, kad paskolomis nužeminti kitą. Patiems geriau atrodyti ir išaukštinti save kaip informacijos šaltinį. Va, aš žinau, ar girdėjai, ar tu žinai, o tas, o anas, ten tas, va.
Ir Kunigų 19:16 eilutė rašo, neliežuvaukite vaikščiodami tarp savų. Mes esam bažnyčia savi. Ir Dievo žodis mus kviečia, kad mes neliežuvautume, neapkalbėtume. Kiekvienas stovim prieš viešpatį, brangieji. Mes kartais teisiame, bet žinokit, tokių teismų ir mes būsim teisiami už tai, kad apkalbam. Sakom, tas brolis va ten, tu girdėjai, bet mes irgi nuodėmę darom, dėl to, kad liežuvaujam ir apkalbam. Patarlių 18, viskas gerai? Mylit dar mane? Aleliuja, aleliuja. Patarlių 18:8. Šiandien daug skaitysim iš patarlių. Dabar aš esu apskritai patarlėse, mano metų planas patarlės. Jeigu mane kas nors ten programėliai pasižymėjo, tai dalė vis žymis. Iš patarlių tas, iš patarlių tas, iš patarlių tas. O, Eligijus sako, mato. Taigi, patarlių 18:8. Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius. Ir aš mačiau, kodėl vidurius. Galėjo pasakyti, ausis kokia, žinai, pasiekia, nežinau. Lyg skanėstas reiškia, tai ir labai skanu, ne? Lyg skanu, va, bet galiausiai jis pasiekia vidurius. Ką daro viduriuose maistas? Išeina lauk ir smirda. Ir greičiau noris nuleisti vandenį. Taip? Taip, sako, vidurius pasiekia. Tai yra, viešpaties akise pasibjaurėjimas. Ta prasme. Patarlių 20:19. Kas vaikšto plepėdamas, atidengia paslaptis, todėl nesusidėk su pataikūnais. Žmogus, kuris apkalba kitus, jis yra kaip pataikūnas, sako, kuris nori tikti kitiems. Jis galvoja, bla, 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 girdėjai, patiksiu tam žmogui. Ir galvoju, galbūt turėsiu daugiau draugų, nes aš čia viską žinau. Bet žiūrėkit, kita rašto vieta, ką sako, patarlių 11. Nuo 12 eilutės. Kam trūksta išminties, tas niekina savo artimą, bet supratingas žmogus tyli. Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta. Žinot, daug draugysčių buvo sugriauta per apkalbas. Lyg draugas, tu jam pasakei, vieną kartą išplepėjo, antrą kartą pasakei, išplepėjo, ar dar sakysi? Buvo geras draugas, bet ta draugystė tokia, žinot, susiaurėjo, ne? Nebegali atverti širdies. Apkalbos atneša pyktį, atneša susiskaldimus. Patarlių 6. Nuo 16 eilutės. Viešpats nekenčia, viešpats nekenčia, tai viešpats juk myli, visus myli, bet kažkaip kitaip prašo, kažkas čia. Viešpats nekenčia 6 dalykų. 7 yra pasibjaurėjimas jo akise. Ir ko nekenčia viešpats? Išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos praliejančios nekaltą kraują, širdis planuojanti nedorybę, kojos greitos bėgti į piktą, neteisingas liudytojas kalbantis melą
Ir žiūrėkite, visą tą komplektą, kur sako rankos praliejančios kraują, kai baisiai skamba, ar ne, į tą visą komplektą, sako, žmogus sėjantis nesantaiką tarp brolių. Pasibjaurėjimas viešpatės akyse, taip išeina, žmogus sėjantis nesantaiką tarp brolių. Ar apkalbos sėja nesantaiką? Sėja. Žinot, aš taip įsivaizduoju tą žodį pasibjaurėjimas. Ar turit kažkokį tokį gyvį, apie kurį pagalvojus, bjauru? Pavyzdžiui, aš negaliu gyvačių pernešti, aš, ta prasme, jų net čiupinėjus nesu, bet man jos tokios šlykščios pasibjaurėjimą, aš nežinau kodėl. Gal dėl to, kad velnias ta gyvatė buvo, nežinau. Ir dar tarakonų labai pasišlykštėjimas, kadangi mes, kaip augom, labai buvo prieš 25-30 metų daug tarakonų, man jie tokie šlykštus jie. Ir aš taip galvoju, vat, pasibjaurėjimą man kelia, vat. Ar turi tokių kažką, ką pagalvojus, kažkam varlė labai, kažkam pelė labai, ne? Tai vat sako, ir viešpačiu įsivaizduojat, kada nesantaiką sėjam tarp brolių, tai yra pasibjaurėjimas viešpatės akyse. Jokūbo 1. Turit Jokūbą? Yra? Va, rašo jau. Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Baisiai skamba. Sako, jei galvoju, kad aš esu pamaldus, ane? Aš esu dievo baimingas žmogus. Bet sako, nu vieno to nario nepažaboja, tom pamaldumas tuščias. Ir išplėstinis vertimas sako, kad yra žmonių, kurie mano, jog Dievą garbina teisingai, bet jų kalba, žodžiai yra pikti. Tie žmonės klysta, jog Dievą garbina teisingai, jie Dievą garbina veltui ir nenaudingai. Ir žinot, apie liežuvį labai daug rašto vietų yra. Aš kaip ruošiausi, vau, kiek rašto vietų. Sako, mažas narys, bet tokį vairuoja didelį laivą. Ir nuo liežuvio priklauso, reiškia, nuo to vairiuko, kur tas laivas paplauks. Arba, pavyzdžiui, sako, kaip ugnis, kaip maža ugnelė, liežuvis, kuris gali padegti visą mišką. Jūs įsivaizduojat, mažas narys, vos matomas. O kiek gali blogų dalykų pridaryti? Ir žinot, mano širdies troškimas iš tikrųjų, kad šita bažnyčia gyventų vienybei ir sektų tik Kristumi, norėdama jam įtikti. Ir žinot, taip yra svarbu, kad ne tik bažnyčiai mes tokie būtume. Mes susirinkom tokie, bet kuriasi darbe, mokykloj, su giminaičiais, su kaimynais, kad Dievo šviesa jinai šviestų per mus. Jei kas prieina prie tavęs ir, pavyzdžiui, pradeda kažkokias apkalbas, ne, tu turi pilną teisę pasakyti, stop, nueikim, galim nueiti pas trečią asmenį, galim pasiklausti jo, kaip ten kas, ar ne. Kitas žmogus vėl galbūt prieina ir tu ištirk. Ta prasme, kokiu tikslu yra tai sakoma. Jeigu norima padėti tam žmogui, jeigu tu pergyveni dėl jo, ar tiesiog, kad
nešiot paskalas, ar ne? Jei iš tikrųjų širdis tokia norima padėti, tada reikia kažką su to daryti. Ne tik kalbėti, bet ieškoti kažkokių sprendimų. Bet jeigu tai yra tiesiog, kad ar tu žinojai, koks tenais tas brolis, tu pasakai stop, tikrai neapkalbinėsiu, tikrai nemaitinsiu velnio savo gyvenime ir aš turiu tam jėgą sustabdyti tai. Kaip aš dažnai sakau, aš nešiukšlinė, į mane visko nereikia kratyti. Ir jūs esat nešiukšlinės bažnyčia, jūs esat šventykla dėl viešpaties. Todėl tegul nebūna, žinot, bet kas nori, tas ir pila viską. Ir dar labai man patinkanti vieta, Mato 13. Nuo 24 eilutės. Čia Jėzus pateikė jiems kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo. Kai želmuo paaugėjo ir subrandino vaisių, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo klausė, šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kur atsirado raugio? Jis atsakė, tai padarė priešas. Ir ką noriu, žinot, pabrėžti, kada buvo pasėtos tos piktžolės raugės. Kai miegojo. Ką reiškia miegoti? Nebudėti. Reiškia, mes turim budėti, kad priešas į mus nepasėtų piktžolių, kurios tikrai nenaudingos. Kiekviena daržininkė žino, ar ne? Jeigu leisi piktžoliam augti, vaisiaus tos daržovės arba neturėsi, arba labai kūdą turėsi. Todėl mes turim pasirūpinti ir budėti, kad į mus nebūtų, žinot, piktžolės siejamos, bet gera sėkla, gera sėkla. Viešpats trokšta geros sėklas. Amen? Pasakyk, aš nešiu gerą sėklą. Taip. Kai norėsi kažką apkalbėti, iš karto prisimink. Reikia budėti, kad piktasis nenaudotų mano lūpų. Ir aš nebūčiau tas, kuris sėja piktžolės į kitų žmonių širdis. Amen? Taigi dabar toks klausimas kyla, tai ką daryti, kai matau neteisybę? Matai brolį, kuris elgiasi neteisingai? Dievo žodis sako, melskis. Pradėk nuo maldos. Ateik pas viešpatį ant kelių, atnešk tą poreikį. Jeigu matai, kad brolis kažkur nusideda, kažkaip negerai daros, ar ne? Viešpats yra jėgoj atsakyti. Amen. Vėliau gali nueiti pas jį asmeniškai ir pakalbėti, jeigu kažką matai. Ne pas kitą bėgti sakyti, bet nueik asmeniškai. Dvi akis prieš dvi akis, ar ne? Bet vėlgi, žinot, su kokiu motyvu mes einam? Ar einam pabaksnuoti, tik tai tu toks, anoks, trečioks? Ar tu iš tikrųjų iš meilės nori, kad tas žmogus pakiltų? Labai svarbu motyvą pažiūrėti širdies, žinot. Prieš kažkam pasakydamas apie kitą žmogų, paklaus savęs, kiek aš kartų meldžiausi šitą žmogų.
Melskis kartu su tuo pačiu žmogum ir nebūk plepys, kad pasakot kitiems. Jeigu žmogus atsivėrė tau dėl vienokių ar kitokių dalykų, ar išpažino jis nuodėmę, pasakė paslaptį, būk kaip draugas, kuriam yra atverti slapti dalykai ir tai lieka tarp jūsų dviejų ir viešpaties. Būna kartai, žinot, kad žmogus, su kuriuo kalbėjai, visai jokių pokyčių, jokių išvadų, tada tu gali susirasti kažkokį kitą žmogų, bet ne dėl to, kad paplepėti. Kartu už jį melstis ir padėti, maldoj padėti. Amen. Ir galbūt tas kitas žmogus, galbūt duos kažkokią ar patarimą iš viešpaties, išminties dvasia nužengs. Bet nebėgti vienam, antram, trečiam pasakoti. Žinot, Dievas toks yra stebuklingas, jis gali taip akimirksniu pakeisti žmogų, taip. Bet jeigu mes būsim tie plepiai, kaip mes atrodysim kitų akivaizdoje. Situacija pasikeitė, žmogus pasikeitė, o tavo piktžolės kitiem pasėtos, ta prasme, apie tą žmogų visiškai kitaip, negu viešpats jau padarė. Gali pasakyti, tai ką dabar? Visai nieko apie kitą nebegaliu pasakyti, gali. Bet man, žinot, toks patinka palyginimas. Kaip mes turim vienas apie kitą kalbėti. Lyg įsivaizduotumėm, kad tas žmogus šalia sėdi. Arba diktafonas padėtas, telefonas dabar jau padėtas, tu įrašai viską, ką tu kalbė apie tą žmogų ir tu laisvai gali tam žmogui duoti paklausyti. Ką tu apie jį kalbėjai. Va taip turim kalbėti vienas apie kitą. Kad man nebūtų gėda, jeigu tas žmogus sužinotų, ką aš apie jį kalbėjau. Taigi, išvada. Gyvenkime taip, kad įtiktume Jėzui. Psalmė 19. Einu į pabaigą jau. Psalmė 19, 14 eilutė. Te patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintis mano širdies viešpate, mano stiprybė, mano atpirkėjau. Žinot, mintis mano širdies, aš galvoju, nuo čia viskas prasideda. Nuo minčių mūsų širdise. Įsivaizduojat, širdis gali mąstyti, taip išeina. Mintis mano širdies. Ir lūpų žodžiai. Bet jeigu ten yra tvarka, kaip mes skaitėm, ar ne, iš gero to lobyno, kvapnus viešpačiu eis iš mūsų lūpų kvapas. Sako, te patinka. Vat viešpas žiūri į tave ir sako, kaip jis nuostabiai kalba. Man patinka taip, kaip jis kalba. Patarlių 17, 9. Kas pridengia nusikaltimą, ieško meilės. Kas kaltę nuolat primena, suardo draugystę. Išplėstinis vertimas sako, jei nori, kad žmonės tave mylėtų, atleisk jiems neteisingus dalykus, kuriuos jie tau daro. Jei ir toliau priminsi jiems apie neteisingus dalykus, jie nebebus tavo draugai. Nebėk, neplepėk, bet sako, kas pridengia. Kas pasimeldžia, kas padeda. Ne tas, žinot, kuris smerkia ir visiems bėga. Ieško meilę, sako, tas, kuris pridengia. Ir paskutinė rašto vieta Patarlių 12, 18 eilutė. Yra tokių,
kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo. Bet išmintingojo liežuvis gydo. Įsivaizduojat? Mūsų liežuvis gali gydyti, jeigu širdis pajungta prie viešpaties. Kiek kartų kartais keletą žodžių kažkam pasakė ir vau, žmogus nušvito. Vėl norisi gyventi. Ane? Todėl, žinot, būkime išmintingi. Taip trokštų bažnyčia, kad iš tikrųjų mes būtumėm tos vienos minties, ne tik tai, susirinkę, aleliuja, Dievui giedotumėm, bet mūsų darbai, tai, ką kalbam, taip kaip elgiamės, kad velnias neturėtų visiškai čia jokios vietos su kūno visais darbais. Ar pritarėt? Amen. Todėl, žinot, nemaitinkim velnio, tegul jis nedidės, bet maitinkim viešpatį. Jeigu galima taip įsireikšti. Tegul viešpats didėja per tarnystę, per meilę, per gailestingumą, per pagalbą, per dosnumą mūsų. Amen, amen. Todėl kviečiu dar šlovintojus užlipti, sugiedosim giesmę. Viešpatie, dėkojame tau už šitą žodį, viešpatie, už tavo tiesą. Iš tikrųjų, viešpatie, tai yra tavo žodis ir yra taip rimta, viešpatie, kad kartais mes įsivaizduojame, kad mūsų galbūt pamaldumas jis yra toks, viešpatie, didelis, bet tu pasakei savo žodį, kad tas, kuris, viešpatie, nevaldo savo liežuvio, viešpatie, tai yra tik įsivaizdavimas, viešpatie. Todėl aš meldžiuosi už kiekvieną iš mūsų, kad mes būtumėm išmintingi, kad būtumėm tie, kurie, viešpatie, gydome savo liežuviu, kad būtumėm tie, kurie ištiesiam pagalbos ranką, viešpatie. Tu žinai kiekvieną, tu pažįsti kiekvieną. Aš meldžiuosi, vesk mus. Įvesk kiekvieną į šitą tiesą, viešpatie, išmokyk mus, iš tikrųjų, kad šita vieta, jinai būtų gydykla, kad šitie namai būtų išgydymo namai, nesužeidimo namai, bet išgydymo namai, kur kiekvienas, viešpatie, jisai gali atrasti pagalbą, kur kiekvienas čia gali atrasti, viešpatie, sustiprėjimą. Haleliuja, mes meldžiamės, viešpatie, kad mes būtumėm tavo rankomis, tavo kojomis, tavo lūpomis šitoje žemėje, viešpatie. Haleliuja, 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 dėkojam tau, viešpatie, haleliuja.